Sveiki. Mes Molėtuose, atvažiavom į Molėtus. Semi-pro etapą. Ko, gražus oras, geras nusiteikimas, praeitų metų scenarijus mums visai šiandien tiktų, o ne? Aš taip visai kažkaip norėčiau. Oras geras, nusiteikimas pas visus, kovinis, matėme pasiruošimą trasai, viskas atrodo neblogai, klipinai savo vietose. Nu ką, kaip sakant, plojam, važiuojam, žiūrim kaip mums seksis, atvažiuokit, palaikykit, būkit su mumis. Iki malonaus. Jeigu bendinė originaliai 18. Mes galėjau užkyvoti. Karšta labai, mašinai bus žiauriai karšta. Trasa ta pati, kaip visada, aštunkė. Tad važiuojam į pirmą treniruočių sesiją ir tikimės, kad, seksis. Labai giliai, ja. Čia jau išvažinėjai, tai aš jau čia visai kaip mažinai kampą, bet jau taip visiškai palikau. Nežinau, man tai atrodo, kad greičiausias trosas suvykimas, tai va čia ant full throttle turi va čia išlėkti, visiškai išbėgėti mašiną, kai eina jas vietį ant pilno gazo ir tik prisistabdai, kad kampukas visą tą gripą turi išlaikyti mašiną su kipimu ir tada jinai nuvažiuoja čia. Tai Savickas vienintelis, kuris tai padaro. Tai stabdymo zona yra čia. Čia automobilis turi dinamiškai pradėti judėti į priekį. Jis turi greitėti palei visą zoną į finišą, jis turi jo greitis didėti. Treniruotės baigęs, keičiamės padangas ir važiuosim į kvalifikaciją. Per treniruotės galiu pasakyti, kad sekės gerai, labai gerai, bet nenoriu prisikarksėti, tad žiūrėsim, kaip bus. Liuks. Dėl mergaičių, 9-5.
ką tik po kvalifikacinių važiavimų, rankos dar dreba. Pirmų važiavimų surinkau 85 taškus, antrų 91. Dar kol kas nežinau, kokią poziciją užėmiau, nes dar Šaika važiuoja, bet šiandien į porinius važiuosim. Tad laukiu, žiūrėsim, koks oponentas. Tai ką, suvažiavo Ignas kvalifikaciją, tai tikrai galiu tuo pasidžiaugti. Ko prašiau, tą ir gavau. Kaip spoteris, tai jau nuo pat treniruočių turėjom stabilius, vienodus, užtikrintus važiavimus be klaidų. Tai tik šlifavom ir tas atsispindėjo ir kvalifikacijai. Reiškia, pirmas važiavimas mažiau balų, užtikrintas važiavimas ir tada jau maksimumas 91 ir antra vieta. Tai šiuo metu laukiam porinių važiavimų, top 32 ir top 32 susitiksim su Tautvydu Miliu. Tai matėme jo važiavimus, tai vaikinukas važiuoja su E92. Tai truputėlį pergyvenam, nes mūsų priešininkas nėra tikrai tokio pat tempo, pavadinkim, trasoje. Ir galvojam, kad bus ganėtinai sunki kova, nes top 32 tiesiog tokios būna. Tai va, tai susitiksim po jos ir pakomentuosim, kaip mums sekėsi. Top 32, važiavau su Tautvydu Miliu. Jo mašina kažkas ten atsitiko, nežinau, tai sunkiai jam ten važiavus, tai truputį atsitrenkiau, bet dėl jo klaidos. Top 16 važiavau su Vaidu Šmailovu. Lydas buvo geras, bet jis mane sekdamas ant paskutinio posūkio įvažiavo į blokus, kas lėmė mano pergalę. Tada atėjo top 8. Važiavau su Vilium Laukiu.
Buvo tvarkingas važiavimas, tiek iš jo pusės, tiek iš mano pusės, abudu suvažiavom, jis prisidarė daugiau klaidų, aš laimėjau. Top 4 važiavau su Butomiu. Labai norėjau tikrai laimėti prieš jį, nežinau kodėl, labai stengiausi, tai mano lydas, sieną nubrūžinau, Čeisas irgi ten įrėmęs buvau, tai laimėta kova. Ir finalas. Dėl pirmos vietos susitikom su Kolosovu. Jis kvalifikacijai buvo aukštesniai pozicijai, todėl aš pirmas siekiau, tai atsekiau, manau, tikrai gerai, atidaužiau duris kaip reikiant. Ir ant paskutinio posūkio lydę. Jau nebuvo kur. Jau ne pirmą kartą taip sutarėm. Mes į kartu važiavam, tai buvo, kad jau braukėjai. Tai va, nebuvo to tokio, žinai, ribos. Vis daugiau nors sakė, kad neišeina. Tai va dabar esmė. Antrą vietą. Gaila, tikrai gaila. Sakiau, nesuvarysiu mašinos. Bet buvo gražu.
Tai ką, turim nuostabų orą, nuostabų sekmadienį ir turim antrą vietą. Tai šiandien atlikau labai svarbų vaidmenį, spoterio vaidmenį, labai prisiemu daug atsakomybės už laimėtą antrą vietą. Ne, iš tikrųjų tai buvo taip. Viskas, ką kalbėjome su Ignu ir tarėmės atlikti trasai, buvo padaryta visiškai be priekaišto, 100% išpildyta ir viso to rezultatas. Tai visi topai buvo vis gerin. Važiavimo kokybė, greitis, viskas, trasos išpildymas buvo su kiekvienu ranu vis gerin ir galiausiai turėjom tiesiog jau galbūt perdegusi Igną paskutinėme važiavime, matome, kas nutiko, tai truputėlį persistengė, pavadinkim, bet turim antrą vietą ir tuo džiaugiamės. Tai ką, ačiū, kad buvot ir susitiksim kitame etape.